Šiandien žiniuose karo akivaizdoje mūsų šalies padangė kiaura kaip rėtis, nevaržomi per sieną skrenda šimtai oro balionų su kontrabanda. Ir niekas iki šiol necypt, kol jie nepradėjo kristi tiesiai į oro uostus ir į karinius dalinius. Angelų sargų diena kitaip, ne iš policijos komisariatų, o iš muziejų. Toliau verda aistros dėl škirpos, patriotas ar antisemitas, gerbti ar smerkti. Problema mėtoma kaip karšta bulvė, panašu, kad galiausiai atsidurs visų galų žinovo Vilniaus mero rankose. Kauno geležinkelio stotyje atidarytas pirmasis Lietuvoje Rail Baltica informacijos centras. Prekiauti į muges trumpam atvykę užsieniečiai galės ir nekalbėti lietuviškai. Spalis senjorų mėnuo. Ir pristatytas naujas Kauno Žalgirio himnas. Ar prigis? Valdžiai noriai pozuojant prie gynybinių įtvirtinimų, koncertinų ir ežių, o gynyba iš mūsų visų siurbiami milijardai gyventojams neramu, mat gali būti, kad iš tiesų mūsų šalies padangė kiaura kaip rėtis. Kaip paaiškėjo, netrukdami per sieną iš Baltarusijos skrenda šimtai oro balionų su kontrabandiniais kroviniais. Vakar vienas toks su cigarečių kontrabanda nukrito tiesiai į Alytuje dislokuoto Birutės Ulonų bataliono stadioną. Radinį apžiūrėjo ir išsivežė Lietuvos kariuomenės karo policija. Šįryt ryte toks pats balionas nusileido ir karinėje teritorijoje Vilniaus rajone. Panašus incidentas šeštadienio naktį fiksuotas ir Vilniaus oro uoste. Ten irgi nukrito iš Baltarusijos atskridęs meteorologinis oro balionas su kontrabandinėmis cigaretėmis. Kariuomenė šios įvykius vadina nereikšmingais ir sako, kad kadangi balionai taikos metu niekaip nėra oro gynybos subjektas, į juos net nešaudoma. Tuo metu kartu su dabartinė ministrė pozuoti mėgstantis pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas pareiškė, kad pasieniečiai neturi nei reikalingų ginklų, nei įstatymai suteiktų įgaliojimų numušti Lietuvos sieną orų neteisėtai kertančių objektų, o jų atskrenda daugybė. Sienos apsaugos tarnyba teigia per pastarąjį mėnesį fiksavusi apie 250 incidentų su tokio pobūdžio balionais. O kas garantuos, kad tais balionais vieną dieną bus atskraidintos ne cigaretės, o bombos? Angelų sargų diena yra švenčiama kasmet spalio 2 dieną. Ši diena skirta pagerbti asmeninius angelų sargus, kuriuos, kaip tikima, Dievas paskiria kiekvienam žmogui. Katalikų bažnyčioje ši šventė turi gilias tradicijas ir remiasi tikėjimu, kad angelai yra Dievo pasiuntiniai, kurie rūpinasi žmonėmis ir veda juos link dvasinio gyvenimo gerovės. Pamaldumas angelui sargui, būtent tas liaudiškasis pamaldumas, pradėjo formuotis 20 amžiaus pradžioje, kai dievdirbystė jau pradėjo nykti. Ir todėl neturime, pavyzdžiui, labai daug angelų sargų, bet turime įvairių angelų iš įvairių temų. Tai yra dvasinės būtybės, bekūnės, belytės ir norint pabrėžti tą būtent jų dvasinę prigimtį, jie yra vaizduojami dažniausiai su sparnais, bet nebūtinai. Gali būti angelai ir be sparnų. Mes matome angelus atliekant skirtingus vaidmenis. Pavyzdžiui, kolekcijoje yra grupelė šventų Izidorių, kur angelas padeda suarti už šventą Izidorių suaria arimo lauką. Arba matome taip pat tie angelai adorantai, kurie adoruoja ar švenčiausiąjį sakramentą, arba adoruoja prie Kristaus kapo, arba yra kaip, tarsi, arba apreiškia arkangelas Mykolas Marijai gerąją naujieną. Viduramžiais jų buvo suformuota ir tarsi angelų hierarchija, pagal kurią angelų hierarchijoje yra 9 chorai ir jie visi išsidėsto nuo aukščiausios grandies, kurie yra arčiausiai Dievo sosto serafimų. Ir juos mes dažniausiai matome paprastai pavaizduotus šalia švenčiausios trejybės arba švenčiausios trejybės trikampio. Tai yra tie, kurie labiausiai liepsnoja meilei Dievui ir todėl gali būti arčiausiai Dievo sosto. Ir palaipsniui jų rangas tarsi mažėja ir arčiausiai žmogaus, arčiausiai žemės yra arkangelai ir angelai, tarp kurių yra angelai sargai. Angelų sargų šventė yra pagerbti angelų sargus ir pagal krikščionišką tradiciją kiekvienas žmogus turi savo angelą sargą, kuris yra paskirtas jam nuo gimimo, globoti jo sielą. Ir ši šventė yra švenčiama visuotinai visoje bažnyčioje nuo 17 amžiaus pabaigos. Ir būtent 17 amžiaus pabaigoje jinai buvo įtvirtinta spalio 2 dieną, kaip švenčiame ir dabar. Angelai kaip dvasinės būtybės yra svarbi daugumos religijų dalis, tačiau jų vaidmenys ir prasmės įvairiose tikėjimo sistemose gali skirtis. Tiek judėjai, tiek musulmonai ir tiek krikščionys
tiesą pasakius, turi angelų, netgi tų pačių arkangelų tais pačiais pavadinimais. Ir ne tik šiose religijose, bet ir taip pat ir kitose religijose mes turime panašių dvasinių būtybių, kurios atlieka angelų vaidmenis. Toliau verda aistros dėl Kazio Škirpos. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas sako, negalintis priimti sprendimo dėl atminimo lentos Škirpai, kadangi vadinamosios desovietizacijos komisijos pateikta išvada neteisėta. Mat rugsėjo 19-osios posėdėje dalyvavo 6 komisijos nariai, kurių nuomonės pasidalijo perpus, tad išvadai priimti nebuvo kvorumo. Šiuo atveju konkrečiai dėl Kazio Škirpos atminimo lentos ant Gedimino prospekto ir Vasario 16 gatvių kampo mūsų nuomonė, mūsų teisininkų nuomonė ir mano paties nuomonė teisėtos komisijos išvados nebuvo. Nebuvo reikiamo kvorumo priimti išvadą. Cituoju, nėra galimybės priimti išvadą 2/3 posėdėje dalyvaujančių komisijos narių balsų daugumą. Taigi pati komisija pripažinta, kad ji neturi galimybės priimti tokią išvadą, bet ji vis tiek savo tą nuomonę, kurią viešai pareiškė, ji pavadino išvada. Mūsų nuomonė tai nėra išvada, tai yra nuomonė, o nesant teisėtos išvados, aš neturiu teisę pagal desovietizacijos įstatymą priimti sprendimą šituo klausimu. Genocido centro atstovų teigimu, totalitarinių režimų propagavimo draudimo įstatymas centro direktoriui leidžia tik pašalinti įstatymui neatitinkantį objektą, keisti jo dalį arba konstatuoti nesant pagrindo šalinti ar keisti objekto. O objekto iš viso nėra, nes Vilniuje ant Lietuvos apeliacinio teismo pastato sienos Škirpai birželį be leidimo pakabinta atminimo lenta buvo nuimta. Desovietizacijos komisijos bus prašoma dar kartą apsvarstyti šį klausimą. Manau, kad komisija turėtų dar kartą svarstyti šitą klausimą pilnos sudėties, kad būtų kvorumas ir priimti teisėtą išvadą. Jeigu desovietizacijos komisija atsisakytų Škirpos klausimą svarstyti iš naujo, problemos sprendimas gali būti permestas Vilniaus valdžiai. Iš principo, dėl Škirpos atminimo lentos teisę spręsti, ar ji turi būti ar neturi būti, gali priimti ir pati savivaldybė. Ir bet kuri Lietuvos Respublikos savivaldybė. Ir čia toksai stumdymas nuo vieno prie kito, sakykime, nuo vienos institucijos ar komisijos ar dar kažko į prie kito yra tam tikras, sakykime, problemos sprendimo vengimas. Ta dalyką gali padaryti pati savivaldybė, tuo labiau, kad ji turi ten irgi istorinę tokią komisiją, kuriai berods vadovauja Kamilė Gogelienė, ir ji pati gali nuspręsti, pati gali pasisamdyti reikalingus ekspertus. Istorikai ir visuomenė Škirpos asmenybę vertina nevienareikšmiškai. Pripažįstama, kad Antrojo pasaulinio karo metais jis buvo Lietuvos patriotas, daug jėgų skyręs nepriklausomos valstybės kūrimui bei pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui organizavimui. Kita vertus, jo veikloje būta ir antisemitizmo apraiškų. Pasak genocido centro, Škirpos vadovaujamas Lietuvos aktyvistų frontas ragino žydus išvaryti iš Lietuvos, o tai vėliau esą galėjo paskatinti dalį Lietuvos gyventojų įsitraukti į holokaustą. Rail Baltica Lietuvoje pakvietė į pirmojo Rail Baltica informacijos centro atidarymą Kauno geležinkelio stotyje. Šis centras taps pagrindiniu informacijos tašku, kuriame lankytojai galės sužinoti naujausią informaciją apie projekto eigą ir jo reikšmę Lietuvai bei Baltijos šalims. Anksčiau Lietuva neturėjo tokio didelio projekto. Rail Baltica yra vienas gigantiškiausių turbūt istorijai projektų, dėl to jam dėmesio ir komunikacija apie pažangą, apie tam tikrus sprendinius irgi skiriam daug daugiau. Dėl to ir planuojant teritorijas, ir alternatyvas, ir bėgius, ir statant, norim, kad visuomenė žinotų viską, kas vyksta su tuo tikrai istoriniai labai dideliu projektu. Jau prieš gerus metus prasidėjo realios statybos, žmonės mato rezultatą, kylančius labai didelius objektus ir dėl to gaunam vis daugiau klausimų iš visuomenės, kada, kaip, kokie objektai, kada kokios stotis vyks. Tai yra natūralu, kad visuomenė domisi, tai dėl to, kad Lietuvoje vienas populiariausių turbūt visiems žinomų projektų yra Rail Baltica. Dėl to
Kaune kaip centriniai stoti visos Rail Baltikos yra natūralu padaryti infocentrą, kur žmonės galėtų ne tik ateiti susipažinti su esama situacija, kur mes dabar esam, kokios ten tos statybos vykti, bet ir užduoti klausimus, kurie rūpi jiem kaip šalia gal gyvenantiem, o gal būsimiem vartotojam Rail Baltikos. Rail Baltikos pirmoji ta trasa, jinai pastatyta tokia ne iki galo išpildyta, bet jinai buvo vis tiek su ta mintim, kad sujungti Europą su Lietuva europinė vėže. Ir tai prasidėjo prieš 20 metų. Moderniosios Rail Baltikos statyba, jinai grįžta į 2017 metus. Ir projektavimo darbai jie vyko tikrai labai ilgai. Buvo steigta bendra įmonė Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Na, o dabar jau atkeliavo į įgyvendinimo stadiją. Ir Lietuvoje mes statome šiuo momentu 29 km jau sankasų. Statome tiltą per Nerį prie Jonavos ir išeinam į pirkimus dar papildomų 30 km šiemet ir dar papildomų 60 kitąmet. Tai kitais metais planuojam, kad jau visas ruožas, kur vyks statybos, sieks apie 100 km, kas yra jau arti trečdalio visos atkarpos. Pats sudėtingiausias dalykas šitam projekte yra projektavimo stadija. Labai trūksta resursų mūsų šalyje, kad galėtume greičiau suprojektuoti didelės atkarpas. Na, inžinierių, žmonių, kurie projektuotų tiltus, projektuotų kelius. Šiai dienai Lietuva vysto daugybę infrastruktūrinių projektų. Mes statome kelius, tiesime geležinkelius, energetikai daro vėjo, saulės parkus. Tai visą tai pareikalauja iš Lietuvos inžinierių, išmanančių mūsų įstatyminę bazę. Ir tada atėję užsienio rangovai, jie vis tiek kreipiasi tos pačius lietuvius, kurių užimtumas yra didelis. Tai prioritetų dėliojimasis valstybės mastu yra labai svarbus šiuo momentu. Labai noriu tikėtis, kad dar anksčiau negu iki 30-29 metais mes jau turėsim traukinį iš Varšuvos iki Kauno, netgi iki Panevėžio europinę vėžę. Tai reiškia, kad nebereikės gyventojams Mockavai persėsti į kitą traukinį Varšuvoje, o galėsim tiesiog įsėdę Varšuvoje išlipti Kaune arba Panevėžy. Šitam projektui taikomi yra aukščiausi standartai ir visi sprendiniai, kurie yra sudėlioti bent jau architektūriškai, jie pilnai atliepia aplinkosaugos reikalavimus. Kalbėjom ir su viceministrė. Vien tik tai iš raudonosios knygos buvo rasta belekiek rūšių gyvybės, kur turėjom rasti sprendinius, kaip apsaugoti jų gyvavimą. Tai ir perėjos žvėrims, ir garso senelės, net ir miškuose. Tikrai skiriamas tam pats aukščiausias dėmesys. Kaunas yra reikšmingas Rail Baltica mazgas, kuris nutiesus greitkelį aptarnaus apie 11 000 keleivių per dieną. Projektas sujungs Lietuvą su kaimyninėmis šalimis, o kelionė tarp Vilniaus ir Kauno truks vos 38 minutes. Šis strateginis projektas atvers naujas galimybės regioniniam bei tarptautiniam susisiekimui ir ekonomikai. Užsieniečių, kuriems prekių pardavimas nėra nuolatinė veikla, siūloma neversti mokytis lietuvių kalbos, kad jie susikalbėtų su klientais. Seimo švietimo ir mokslo komitetas trečiadienį bendru sutarimu pritarė tokiam teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos siūlymui Seime svarstomam valstybinės kalbos įstatymų projektui. Tai reiškia, kad užsieniečiai galės atvežti prekes į muges ir jomis prekiauti nemokėdami kalbėti lietuviškai. Ši išimtis negaliotų užsieniečiams, kurie turėtų leidimą laikinai gyventi Lietuvoje bei verstųsi prekybą nuolat. Taip pat neketinama nustatyti konkretaus termino, kiek laiko prekiaudamas užsienietis gali nekalbėti lietuviškai. Siekiui įpareigoti užsieniečius ir juos samdančias įmonės aptarnauti klientus lietuvių kalba Seimas po svarstymo jau yra pritaręs, liko galutinis balsavimas. Jeigu tokios valstybinės kalbos įstatymo pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2026 metų sausio. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena Kaune tradiciškai minima ne tik spalio 1, bet ištisą mėnesį. Išskirtinai senjorams dedikuotoje programoje šiemet suplanuota daugiau kaip 100 nemokamų renginių. Garbaus amžiaus kauniečiai kviečiami į parodas, koncertus, paskaitas ir sporto bei sveikatingumo užsiėmimus. Dar 2007 metais miesto taryba yra nusprendusi, kad būtent spalio mėnesį, visą mėnesį paskelbti, ne spalio 1, o visą mėnesį skirti senjorams. Ir gausybė renginių iki šiol vyksta.
gali pilna dabar seniorų, tikrai atidarimo renginys, tuoj pat startuoja, šiandien važiuoja nemokamai viešuoju transportu seniorai ir tikrai pilną mėnesį turi, bet diskusija vyko seniorų taryboje, kurioje esu ir aš, yra ir seniorų atstovai, apie renginius tikrai diskutavom, viskas su jais derinta, kalbėta ir rastas bendras geriausias sprendimas. Tikslas, matot, įtraukti dar labiau seniorus, stiprinti jų bendruomenę ir jiems parodyti dėmesį, kad tikrai yra svarbi visuomenės dalis. Ir aišku, kad jie savo patirtį gali perduoti mūsų dabartiniai kartai, ar ne, nes be praeities tikriausiai nebus ir ateities. Tai aš manau, kad čia yra ir dėkingumo ženklas mūsų seniorams, kad jie puoselėja ir perduoda savo patirtį iš kartos į kartą jaunajai miesto mūsų kartai. Mes galim pasidžiaugti, kad eilę metų jau turim visą seniorų mėnesį ir startuojame spalio 1 dieną šventinių koncertų, tai yra įžanga. Šią dieną yra nemokamas važiavimas viešuoju transportu senioram, jie gali pasiekti bet kurią vietą. Ir toliau visą mėnesį seka renginių ciklas pačių įvairiausių, tiek nuo edukacinių veiklų, koncertų, kinų, sportinių veiklų, sveikatinimo seminarų, programų. Visada atsižvelgiame į seniorų interesus, reiškia, jie išreiškia savo nuomonę, o savivaldybė ir administracija atskirais padaliniais pagal kuravimo sritis vienyje įstaigas, iš pradžių mūsų įstaigas, o vėliau prisijungia ir kitos įstaigos, kurios pasiūlo savo programas, mielai jas įtraukiam į bendrą seniorų programą ir leidžiam senioram pasidžiaugti tiek teatrais, tiek koncertais. Šiemet labai populiarus yra zoologijos ir botanikos sodai. Praktiškai visos veiklos yra nemokamos, o tos, kurios yra mokamos, tai, kiek žinau, Filharmonijoje vyks mokamas koncertas, bet senioram bus taikoma 50% nuolaida. Didžiausią dalį turbūt sudaro šventinis renginys. Sunku man būtų pasakyti, kiek šiemet jisai kainuoja, bet skiriam visą laiką virš 10 000 eurų. Ar girdėjote apie seniorų mėnesį? Šitas mėnuo seniorų. Šitas ir mėnuo seniorų, bet aš tai tik girdėjau, kad čia rožinio mėnuo, šitas mėnuo. Ir seniorų užtatai, kad yra ir vakar buvo važiuoti, bilietai buvo, nereikėjo mokėti. Spalio mėnesį seniorų lauks pagrindinės Kauno kultūros įstaigos. Nemokamai apsilankyti kvies Lietuvos zoologijos sodas, Kauno miesto muziejaus skyriai, Kauno plaukimo mokyklos baseinai, Kauno paveikslų galerija ir kitos įstaigos. Kiekvieną spalio mėnesio antradienį ir ketvirtadienį kava nemokamai vaišins kavinė Sektukas, o sekmadieniais nuo 10 iki 12 valandos puodelį kavos dovanos kavinė Etno dvaras. Prieš pat pirmasias naujojo sezono Kauno Žalgirio Eurolygos rungtynes su Barselonos komanda, kurios įvyks jau rytoj spalio 3 dieną, pristatytas naujas žalgiriečių himnas Žaliai balti dievai. Himną atlieka vienas populiariausių Lietuvos atlikėjų Justinas Jarutis. Kartu su atlikėju vaizdo klipe nusifilmavo ir Kauno Žalgirio ištikimiausi sirgaliai Green White Boys, kurie savo Facebooko paskyroje ir pasidalijo džiugia žinia apie naująjį komandos himną. Ar ši nauja daina patiks sirgaliams, užves žaidėjus ir tikrai taps naujojo Žalgirio himnu, parodys tik laikas. Pirmas bandymas jau rytoj. Penktadienio naktį daug kur palis, dieną vietomis silpnas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 50 m/s. Temperatūra naktį 4-9, dieną 8-12 laipsnių šilumos, Latvijoje ir Estijoje orai panašus, Lenkijoje kiek šilčiau. O Kyjive oro temperatūra dar kaip vasarą, dieną apie 20, naktį kiek vėsiau.